Sveiki, sugrįžę į laidą Kelnius laiškai iš ateities ir podcast'ą turėjau pertraukėlę. Ne, aš tikiuosi, kad jūs manęs pasilgote taip, kaip ir aš jūsų pasilgau. Priežastis šiai pertraukai buvo ta, kad aš iš tikrųjų parodžiau, ką reiškia mylėti save ir kartais mylėti save reiškia atsitraukti nuo kitų ir pasimti tai, ko tau reikia. Tai ko man reikėjo per šį laikotarpį, tai iš tikrųjų norėjau sudalyvauti Masters of Calm festivalyje. Tikrai iš ten pasėmiau labai daug gerų dalykų ir įžvalgų yra tiek, kad net ir nespėjau išsipakuoti su draugais kalbėdamas, juokauju sakau, aš iš ten parsivežiau fūrą įspūdžių ir įžvalgų ir reikia prisėsti, kad tai sugebėčiau kažkaip kramtyti, paversti veiksmais ir integruoti savo gyvenimą. Kitu atveju tai bus tas pats, kaip perskaityti, nežinau, 1000 išmintingų knygų ir nieko su tuo nenuveikti, ne? Nes iš esmės vis tiek mūsų pokyčiai turėtų būti nukreipti į veiksmą ir nukreipti į vidinį veiksmą, ką mes norime pakeisti viduje, kaip tai galime padaryti ir tada pasaulis keičiasi aplink mus. Ir dar vieną turėjau labai smagią patirtį. Tai buvo Pakruojo dvare improvizacijos teatro žaidimai. Tai man padėjo irgi pažinti dalykus, kas mane trigerina, kur yra gal mano dar baimės ten išlipti į sceną, kur yra galbūt kažkokie kiti dalykai, prieiti prie nepažįstamų žmonių, persirengus keistų kostiumų ir kalbėti kažkokius keistus dalykus. Kaip tai padaryti tokiu būdu, kad tu pamatęs žmogų pirmiausia gautum jo leidimą, tu matai iš akių, matai iš kūno reakcijos, ar jisai sutinka su tuo tavo žaidimu, kai tu prie jo prieini ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tenai turėjau labai labai daug patirčių ir turbūt kaip ir bet kurioje kelionėje, taip kaip, nežinau, praeitą lapkritį keliaudamas į Egiptą, aš viską paskutiniu metu patiriu dviem sluoksniais. Vienas sluoksnis tai yra tas, kurį patiria tarsi visi, pavadinkim kiekvienas turistas ar kiekvienos stovyklos dalyvis. Ir tada yra kitas tas mano sluoksnis, kurį aš matau kaip truputį labiau spiritual, labiau dvasingą sluoksnį, labiau galbūt gilesnį sluoksnį, tai ko nemato kiti ar nejaučia, bet ta prasme man tai yra gilesnis darbas. Tie, kurie domisi klasikinė psichologija, tai galėtų pasakyti, kad, nu, tai taip, kerniau darbas su savim, bet man yra dar trupučiuką toliau, dar truputį giliau, nes aš jaučiu energijas. Tai tas labai labai jaučiasi net ir iš žmonių. Aš pastebėjau, kad kai kurie stovyklos dalyviai, kai išeina su kažkokia žinute ir ta žinutė yra susijusi su padėka kitiems arba su meile kitiems ir tai padaro su atvira ir tikra širdim, ne tik su emocija veide, ne tik tai su kūno ženklais, bet iš tikrųjų atverdami širdį, aš tą energiją jaučiu ne tik savo, kad iki manęs ateina, aš ją jaučiu visame kambaryje. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime yra tas gylis, bet kadangi mes ir kalbame šiandien apie tą dvasinio augimo kelią, apie širdies kelią, o tai kaip tenai nueiti, ne? Nes kitu atveju atrodytų, kad aš čia tarsi giriuosi, kad mano pasaulis kažkoks gilesnis, arba galvoju, kad esu geresnis už kitus, tai iš karto noriu pasakyti, kad ne, aš nesijaučiu geresnis nei už vieną žmogų ir mane, tiesą pasakius, net truputį gal erzina, kai aš pastebiu, kad yra šiek tiek net ir tam spiritual pasaulio žmonių, kurie staiga užriečia nosį ir galvoja, vat visi kiti yra, nežinau, matricos žaidėjai, kažkokio tarsi kompiuterinio žaidimo, kurie yra neprabudę, ar kurie elgiasi autopilotu ir tarsi atsiranda kažkoks skirstumas ir tarsi, nežinau, panieka arba dar kažkas. Tai jeigu jūs kada nors jautėtės, kad aš geriau apie save galvoju negu jūs, atsiprašau, tikrai taip negalvoju, tiesiog taip gali atrodyti. Tiesą pasakius, apskritai nemėgstu savęs lyginti su kitais ir jeigu reikėtų vieną dalyką pasakyti, kurį išsinešiau į Masters of Calm ir parsinešiau savo, bet ir visiems tuo pačiu, tai yra tai, kad lyginimasis yra didžiausias peilis į nugarą. Ta prasme, lyginimasis su kitais daro tik tai blogus dalykus jums. Kai nustojate lyginti save su kitais, kai aš nustoju lyginti save su kitais, tai tuomet viskas juda tik tai į viršų. Dėl to, kad tu tada judi į savo centrą, į autentiškumą, tu nustoji lygintis, tu pradedi matyti savo kelyje galimybės, o ne dėl to, ką daro kiti. Ne, praėjusiam podcast'e naudojau palyginimą su radio stotimi, kad kai aš esu savo radio stotis autentiška ir groju tai, ką noriu,
tai, kas aš iš tikrųjų esu, tada aš pritraukiu savo klausytojus, ane? Tai šita dalis apie nesilyginimą, bet tas nesilyginimas pasirodo yra toks skaudus, nes Masters of Calm dalyvaujant viename iš tų patyriminių dalykų, aš pastebėjau, kad žmonės lyginasi su broliu, kuris ten uždirba daugiau ar gyvena geriau ar lengviau ar kažką, lyginasi su kolegomis, nes tu kasdien juos matai, lyginasi gal su tais, kurie vykdo panašią veiklą. Jeigu aš dirbu hipnozės srity, labai sunku gali būti nesilyginti su kitais, kurie dirba hipnozės ar psichologijos srity, bet aš nesilyginu, nes tai būtų laiko švaistimas, energijos švaistimas ir aš keliaučiau žemyn. Tai va, ką galėčiau papasakoti tokio linksmesnio, kadangi turiu šiandien keletą labai linksmų temų ir noriu, kad ir jūs pasijuoktumėte ir gali būti, kad aš irgi nesuvaldysiu juoko, leiskit man pasijuokti irgi šioje laidoje. Tai yra narkotikų tema. Pasijuokim truputį iš narkotikų temos, nors tai gali būti ir rimta tema, bet aš noriu ją paliesti iš asmenės perspektyvos, dėl to man truputį juokinga. Praėjusioje laidoje aš kalbėjau apie tai, kad prabudimo būdai ir gilios transformacijos gali būti per kvantinę hipnozę ir kitais būdais. Ir paminėjau savo asmeninę istoriją, tai kad esu buvęs psilocibino terapijoje, tai buvo Amsterdame, paprastai žodžiais tariant, tai būtų, nežinau, magiški grybai, bet ne tam, kad eiti į diskoteką ir ne ta pramoginė dozė, o iš tikrųjų stipri dozė, ta, kur yra terapinė dozė, ta, kuri ištirpdo tavo ego, ištirpdo tavo pasipriešinimą ir leidžia keliauti gilyn. Ir taip pat praėjusioje laidoje aš sakiau, kad labai džiaugiuosi, kad nesu tas šamanas ar palydėtas, kuris darytų tokias ceremonijas, kas susijęs su psilocibinu ar ayahuasca arba dar kažkuo, nes tai gali būti per sunki patirtis, nes tai yra nelegalu Lietuvoje. Aš nenoriu dirbti kažkokiam, taip sakant, pogrindyje, ne, ir rizikuoti to, kad kažkas turės blogą kelionę. Bet dar vienas dalykas, kuris galėjo jum sukelti klausimą arba užkliūti, ir čia turbūt mama reikėtų sakyti, nes jaudink, aš narkotikų nevartoju, nes čia galėtų pagalvoti, kad aš kažkaip susijęs su substancijom, kad man jų reikia, kad kažką daryčiau. Tai ne. Mano įžvalgos, kurias aš dalinuosi per podcastus, nesvarbu, kokios kontroversiškos būtų temos, ar apie nežemiškos gyvybės klausimus turiu menyje ateivius, ar tai būtų Jėzaus žinutė žmonijai, ar tai būtų kiti dalykai, tos žinutės ateina tiesiog per meditaciją arba kitais būdais, įprastais būdais, tikrai nevartojant jokių substancijų, tai dėl to galite būti ramus. Tai va, tai mama, ne, aš nevartoju narkotikų ir nebereikia siųsti tų laiškų, kur sakytum, gal nueik ten pasitikrinti ar pasigydyti. Bet žinokit, manau, kad kai kalbu tokiam keistom temam, turbūt natūralu, kad dalis žmonių gali tai pagalvoti ir čia papasakosiu juokingą istoriją. Šią vasarą sutikau labai nuostabų žmogų, su kuriuo man patiko būti, ir pirmas mūsų pasimatymas praėjo labai nuostabiai. Tenai buvo ir miško pasivaikščiojimų, ir vakarienės, ir visokių gražių dalykų. Ir mes jau buvome sutarę dėl antro pasimatymo ir staiga tas žmogus atšaukė tą pasimatymą vos ne paskutinę minutę ir be priežasties. Jeigu sakytų, kad ten, nežinau, šeimoje kažkokie dalykai nutiko, ar ten dar kažkas teka, aš suprasčiau, bet tiesiog tarsi dingo, ne, tas mėgstamas jaunimo angliškas žodis gaustino. Ir aš taip galvoju, kaip keista, nes atrodytų, kad tu jauti žmogų, tu jauti per pirmą pasimatymą, kaip viskas sekėsi, ir kaip ir viskas buvo gerai, kas čia tokio nutiko. Ir tas žmogus dingo savaitę ir dviem, dabar nepasakysiu, ir sugrįžo paskui į mano horizontą, sugrįžo į eterį ir sutarėm susitikti. Ir aš galvoju, aš noriu jį pamatyti ir neklausiu iš anksto, kas ten nutiko tau, kodėl tu dingai, vat, kai susitiksim, tada ir pasikalbėsim, jeigu jausiu, kad galim pasikalbėti. Ir mes einame vėl mišku, šnekamės ir panašiai. Ir vienu momentu aš jo klausiu, sakau, galiu užduoti nepatogų klausimą, bet man labai rūpi. Sakau, kodėl tu dingai tada iš antro pasimatymo ir net nieko nepasakė. Ir jisai taip žiūri į mane ir aš jaučiu, kad bus labai keistas atsakymas, bet galvoju, aš tai pasiruošęs išgirsti viską, man
šiame gyvenimo etape iš tikrųjų taip lengva išgirsti bet ką, net jeigu kam nors tai atrodytų aštrus atsakymas, ar man nepatogus, ar aš kad kažko nesuvirškinsiu, man yra labai lengva priimti bet ką. Ir jisai sako, per pirmą pasimatymą, kai mes užlipom apie tai, kas ką dirbom ir taip toliau, sako, tu man pripasakoji tokių dalykų apie kvantinę hipnozę, apie praėjusius gyvenimus, apie kažkokius dalykus, kad sako, aš rimtai pagalvojau, kad tu esi ant labai rimtų kažkokių narkotikų ir pagalvojau, gal man čia nesaugu susitikti. Tai va, aš lūžau, aš susiriečiau miške iš juoko ir žvengiau, kad turbūt visas miškas aidėjo, nes iš tikrųjų man tai buvo labai juokinga, bet finale, kai nustojau juoktis, tai aš jam sakau, aš esu toks dėkingas, kad tu išdrįsai tai pasakyti, nes man kartais atrodo, kad būti atviram yra žymiai paprasčiau ir sakyti dalykus nefiltruojant, negu filtruoti ir kažkaip matuoti, kiek žmogus gali tave priimti, ar kiek negali priimti, ar jeigu bus tavęs per daug, ar per mažai, toks atrodytų, blemba, kiek reikia tame energijos, kad tu įdėtum ir būtum kažkoks toks, kad tave galėtų priimti. Bet žinokit, supratau, kad pasimatymų srityje vis dėlto aš eisiu laipteliais, kad per pirmą pasimatymą aš nesakysiu, ką aš dirbu, nes tikrai gali būti per daug. Tegu atsiskleidžia pradžiai paprastesnės temos. Tai va, tai uždarykim šitą jokutę apie sunkius narkotikus ir kaip gimsta mano darbas ir kaip gimsta šis podcastas. Tai ne, jisai nėra susijęs su substancijų vartojimu. Gerai, ir tuomet keliaukim vis dėlto į rimtą laidos dalį. Praėjusį kartą mes tiek išplėtėm tą temą, kad nebeliko vietos ją užbaigti ir aš ją užbaiginėdamas tą valandą jaučiau, kad bus antra dalis. Tai ta antra dalis reikalinga tam, kad aš papasakočiau vis dėlto, o kaip toliau vyksta ta dvasinė kelionė. Tai jeigu jūs pastebėjote, mano viena pirmųjų laidų buvo apie intuicijos pasižadinimą, tai aš manyčiau, kad be šito įrankio, be ryšio su savo intuicija apskritai labai sunku keliauti į priekį. Ir netgi galiu paminėti dar vieną pavyzdį, kada tai yra ypač reikalinga net ir tuo met, kai skaitote spiritual knygas, ar dalyvaujate seminaruose, ar klausotės kažkokių išminčių, pavadinkim, kalbėjimo. Be intuicijos jūs galite paklysti, būti paklaidinti ir dėl to, kad tame pasaulyje, kuris yra tarsi turėtų mums padėti aukti dvasinę prasme, irgi yra visokių žmonių, kai kurie pasiduoda puikybei, kai kurie pasiduoda pinigų godumui, kiti pasiduoda dar kažkokiam dalykam, nes jie irgi žmonės, nepaisant to, kiek išminties jie surado vienoje ar kitoje temai, ir vis tiek jie žmonės ir vis tiek jie gali klysti. Tai per intuiciją mes labai gerai pajuntame tokiame kaip Masters of Calm arba kitame festivaly. Nei vienas festivalis nėra savaime nei geras, nei blogas. Mes turime jausti, kokie yra žmonės aplink mus, su kuo kalbėtis, į kokias paskaitas eiti, ką iš tų paskaitų išsinešti, bet be intuicijos labai sunku pataikyti, kur eiti, ir kažkur nuėjus irgi sunku atsifiltruoti, kas yra tiesa ir kas man rezonuoja, o kas galbūt nėra tiesa, arba tiesa galbūt kažkam kitam, bet ne man, mane su mano problema gali nuvesti ne į tą pusę. Gal su kita problema ta frazė ar ta išmintis tave nuvestų į teisingą pusę, bet ne mane, ne mano tą situaciją, ne tuos dalykus. Tai intuicija yra svarbiausias dalykas, ne? Ir tuomet, kai jau pasiduodame per intuiciją kelionę į priekį, tada vyksta kiti dalykai. Tada mes prabundame, mes pačioj pradžioj tikrai galim jaustis kaip kažkokioj prabudimo plėtros fazė, kur iš tikrųjų viskas yra wow, o tu geras, pagaliau atradau save, atradau savo kelią, atradau savo kryptį, dabar pradedu ją keliauti, atsiranda gilesnės emocinės patirtis, gilesnės įžvalgos apie save, gal net kartais apie kitus, veikimas iš intuicijos, o ne iš logikos ir to dėliojimo argumentų už prieš ir panašiai. Bet net ir nepaisant to, jeigu tenai yra tokių fainų dalykų kaip gilesni pojūčiai, gilesnis pasaulio matymas, tarsi pirmą kartą nueitumėte į kiną, kur gavote 3D ar ten 5D patirtį, tai nėra paskutinė fazė. Ir aš dėl to labai pastebiu forumus ir visur kitur, kad kai žmonės ateina į sekančią fazę, į griuvimo fazę, yra labai daug liūdesio, yra labai daug nusivylimo, ir kažkuo tas nusivylimas yra
natūralus ir tas liūdesys yra natūralus, nes tiesiog tu pamatai daug skausmo, daug dalykų, kurie nepatogus ir su jais neišeina gyventi. Ir iš tikrųjų, jeigu bandai su jais gyventi, tuomet atsitinka tik tai viena iš dviejų. Jeigu nenori dirbti su savim, tai tu tada labai aiškiai jauti savo žaizdas, jauti skausmą, supranti, kas nutiko tavo gyvenime, prisimeni sunkias patirtis, kurias gal buvai užkišęs ir nebeprisimeni ir buvo patogu neprisiminti, bet jeigu nedirbi, tai ta žaizdas skauda, ten toliau gali pūliuoti ir taip toliau, ne? Ir šitoje vietoje kartais žmonės nenori dirbti su savim, nes atrodytų, kad yra per sunku. Tai nėra per sunku, reikia dirbti, reikia keisti dalykus, reikia gydyti žaizdas, kai nepavyksta vienam išsilaižyti, reikia prašyti pagalbos, reikia įvairių terapijų, gal psichologo, gal hipnozės, gal dar kažkokių dalykų, gal įsižeminimo ir visokių kitokių praktikų, bet reikia dirbti, nes kitaip tada toj griuvimo fazėje ir galima užstrigti ir tada kartais žmonės net įpuola į tokią neviltį, kad gailiuosi, kad prabudau, kai buvo patogu nežinoti apie daug gilesnius dalykus, kai buvo patogu gyventi kažkokiam kortų namelyje, kuris kad ir trapus, kad ir iliuzija, kad jisai namelis ir kad tu jame gyveni, bet jis dabar, kai yra griuvimo fazė, tai atrodo, kad viskas subirėjo, nieko nėra. Tai va, tai noriu truputį sustoti apie tą griuvimo fazę ir kodėl jinai yra būtina dalis. Griuvimo fazėje keičiasi santykiai su mylimaisiais artimaisiais, keičiasi darbas ar net sritis, ką veikiai, gali labai stipriai keistis draugai, nes tu nebesi tas, kuo jiems buvai, kuo esi patogus, galbūt ir tavo poreikiai nebėra kiti, jeigu anksčiau buvo atėjo penktadienį, žinau, ką veiksiu, grubiai pajuokausi, pagersi su draugais, tas nebedomina ir taip toliau, tai kažkaip keičiasi tie dalykai ir tai nėra taip paprasta, kad vieną dalį išėmei ir kitą iš karto įdėjai. Vat man atrodo, kad tas jausmas, kai tu atsisveikinai su draugais ar su antra puse, ar su darbais ir yra ta tuščia tokia fazė, man pastoviai lįsdavo viduje toks jausmas, tarsi išdegęs miškas. Tu ateini į mišką, koks jisai bebuvo geras, blogas ar kas tenai buvo keistai, bet jis atrodo tarsi išdegęs miškas, tau atrodytų pilka, pelenai, viskas sudegė ir tada, kadangi tai užtrunka ne vieną dieną, kol ateina pavasaris ir pasimato žali dalykai, tai atrodytų, kad tu esi užstrigęs ir tame reikia kantrybės išbūti su nepatogiais jausmais, su tyrinėti, kas dabar manyje vyksta, tyrinėti naujas temas, bet nepasiklysti tik tai proto tyrinėjime, nes jeigu perskaitysiu 100 knygų, bet nieko su savim nedarysiu, tai aš niekur nenueisiu ir taip toliau. Ir man atrodo, kad dalis žmonių taip skaudžiai tą griuvimo fazę išgyvena dar ir dėl to, kad tikrai neretu atveju griūna daugiau negu tik tai vienas iš dalykų. Gerai, jeigu pasikeitė darbai arba draugai, bet yra antra pusė, su kuria tu sutari, ką tu gali vakare apkabinti, su kuo tu planuojasi, tarkim, ką veiksi savaitgalį arba atostogas, ta prasme, tu į kažką turi atsiremti, bet kai kieno gyvenime taip nutinka, kad viskas sugriūva ir šitą vietą galima žiūrėti kartais per tą skausmą ir tokį vos nejausmą, kad kodėl gyvenimas mane baudžia, tai jeigu aš einu teisinga kryptim, tai jeigu aš atrandu save, tai kur čia mano tie apdovanojimai, kur mano gausa, kur kažkokie kiti dalykai. Ir taip greitai tai neatsitinka, nes iš tikrųjų išgriuvimo fazės tai yra tokia kaip išsivalymo fazė. Jeigu tai būtų žemdirbio pavyzdys, tai aš turiu išsirauti visas piktžoles, turiu susitvarkyti sklypą, turiu pasiruošti dirvą, turiu sulaukti galbūt pražiemoti žiemą, sulaukti pavasarį ir aš turiu žinoti, kada pasodinti naujus dalykus. Aš pasodinu naujus dalykus ir tada atsiranda kitas toks nepatogus jausmas, tokia frustracija, kad tu jau viską pasodinai, tu pasitikrini per, nežinau, meditaciją ar kažkokiais kitais būdais, ar aš čia gerus dalykus pasodinu, ar aš čia gerai darau, gali pasitarti su draugais, ar nežinau, kažkokiais kitais patarėjais ar kitais būdais, bet tarsi viskas rodo, kad taip, aš viską padariau ir tada norisi eiti ir krapštyti žemę ir sakyti, kodėl dar niekas neišdygo, taigi aš vakar viską pasodinau arba prieš savaitę viską pasodinau. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų vėlgi
Nepaisant to, kad yra pavasaris, nepaisant to, kad tu susodinai gerus dalykus, reikia kantrybės, kad tie dalykai sudygtų. Kas man asmeniškai padėjo išgyventi a, tą dygimo fazę, tai man padeda labai dažnai taro kortos. Turiu įvairias kaladės, šiandien apie jas gal nepasakosiu, bet jos man padeda pasikalbėti su savo intuicija truputį giliau ir kai mane užplūsta kažkokios abejonės, tai aš meditaciją kartais tiesiog pradedu nuo taro kortos traukimo, aš jas labai energetiškai jaučiu, tarsi kažkokia korta vibruota arba būtų gyva lyginant su kitomis, bet būtent tie tokie momentai man padeda atrasti kryptį meditacijai ir tada surasti tą gilesnį jausmą. Tai tarkim, jeigu buvo taro kortos ištraukimas ir mano užklausa apie tai, kad kodėl dar niekas nesudygo, jeigu esu geroj krypty, tai kur yra tie rezultatai ir tu išsitrauki kortą, kad viskas vyksta fone, tu jau padarai visus gerus dalykus, dabar pailsėk ir leisk tiem dalykam sudygti. Ne? Ir praėjusiu būdu aš kaip tik užsiminiau apie savo mėnesio trukmės kelionę į Aziją šių metų žiemą. Tai ta kelionė ir buvo paskatinta to, kad viskas yra padaryta, visos sėklytės sudėtos, viskas turi atsiskleisti, bet reikia laiko. Ir va, ką per tą laiką daryti, tai yra galimybė arba tobulėti, ar pailsėti, ar kažkokius kitus dalykus pasidaryti ir tai priimti kaip dovaną. Ir jeigu neieškoti tokio sudėtingo pavyzdžio, o surasti čia pat, kas man įvyko birželio mėnesį. Aš pamenu, kad prieš vasaros pradžią aš manifestavau labai skirtingus dalykus ir dabar, kai pagalvoju, jie truputį klešino tarpusavį, tarsi prieštavo vieni kitiems. Viena vertus aš manifestavau tai, kad aš noriu tokios fainos vasaros, kur yra sau, kur yra daug džiaugsmo, kur aš viską darau pagal orą, kai saulė šviečia, aš ten žaidžiu tinklinį ar varau prie ežero, maudytis ar hamake skaityti knygos, jeigu lyja, tada aš ten dirbu, studijuoju ar kažką darau. Iš kitos pusės manifestavau, kad aš labai noriu, kad kvantiniai hipnozai mano krūvis taptų stabilesnis, kad aš turėčiau vidutiniškai 4 klientus per savaitę ir panašiai. Ir aš nepagalvojau, kad manifestuojant tos skirtingus dalykus jie gali galbūt ir suprieštarauti. Ir kas atsitiko? Birželio mėnesį, kai atėjo į Lietuvą tie ispaniški karščiai, galim pajuokauti, kad ispaniški, tiesiog dingo visi klientai iš mano horizonto, tiesiog žiūriu kalendorių, tuščia savaitė, nėra nei vieno kliento ir pradžioje, aišku, ta tokia išgyvenimo baimė, užlenkiu pirštą, kad nepamirščiau pakalbėti apie tai. Ir kita vertus toks galvojimas, gerai, o jeigu aš tai žiūrėčiau ne kaip į problemą, o žiūrėčiau į galimybę, ne, kad yra nuostabus oras, aš neturiu klientų, turiu laisvas dienas, kiti gal turi eiti dabar į ofisą ir sėdėti po kondiškę, aš galiu būti kažkur prie ežero, gal aš galiu kažkur išvažiuoti. Ir aš tada prisimenu, kad kai buvau praradęs 3 mėnesiams teisės vairavimo dėl to, kad dviratį aplenkiau, nežinau, ar šitą istoriją pasakau, bet kada nors papasakosiu, neatrodo dabar labai į temą. Aš sau buvau pažadėjęs, kai atgausiu teises, vėl galėsiu važiuoti, vėl turėsiu laisvę, aš kažkur išvažiuosiu, ar į Druskininkus, ar prie Žirų, arba kažkur. Aš galvoju, va, tai tu sau pažadėjai, kad tu kažkur išvažiuosi, leisi sau poilsį ir vis dar iki dabar to neleidai, nors jau birželis atėjo, teisės atgavai gegužę ir aš toks, gerai, važiuoju prie Žirų. Aš turėjau tokį fantastišką laiką, Palūšė, Ignalina, Piliakalniai. Tada grįžau į Vilnių, turėjau reikalų vienai dienai, tada išvažiavau Druskininkus, Leipalingio dvare, buvo fantastiškos jo, nes aš grįžau, atrodytų, po gal vos 4 dienų, poilsio 2 dienos, Palūšėje 2 dienos, Druskininkuose, bet aš jaučiausi kaip grįžęs po 2 savaičių atostogų ir galvoju, viskas čia yra gerai. Va dabar, kai aš atsigręžiu, žiūriu tai kaip į dovaną, kad aš turėjau laisvą laiką, o ne pribukintą klientų. Ir galėjau iš tikrųjų pasidžiaugti orais ir pasirodo mano manifestavimas išsipildė visiškai pažodžiui. Aš norėjau, kai yra geras oras, būti gamtoje. Aš norėjau, kai lyja ir blogas oras, dirbti ar kažką kito daryti. Ir kas atsitinka? Orai dabar pasikeitė, atėjo šaltesnė vasara, atėjo lietus, mano kalendorius užsipildė pilnai. Aš grįžau iš teatro tos improvizacijos stovyklos ir kiekvieną dieną dabar turiu po klientą iki pat savaitgalio. Tai
štai ta prasme reikia pamatyti tos dalykus ir per vidinę intuiciją, per kitus dalykus atrasti, apie ką tai yra, kas dabar vyksta, nes kitaip protas gali labai paklaidinti. Mes galim vietoj galimybės ir džiaugsmo, kad gavome nuostabią dovaną, žiūrėti tai į kaip kažkokią problemą arba išgyvenimo problemą, ne? Tai kadangi paminėjau išgyvenimą, noriu truputį sustoti prie to. Jau praėjusioje laidoje, kai mes pradėjom kalbėti apie išsilaisvinimo kelią, apie laimę, apie širdies kelią, aš paminėjau, kad viena didžiausių baimių arba kitos baimės, kurios yra tarsi kitas sluoksnis, bet slepia kažką giliau, vis tiek nuveda į išgyvenimų baimę. Tai kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad aš jums noriu parodyti, kokia ta stipri yra baimė ir vis dėlto kokia yra stipri iliuzija yra apie tą baimę. Kai aš pagalvojau, kad neturiu kitą savaitę klientų, tada suabėjau, kaip man čia seksis su pajamom, tada aš supratau, kad susimokėti paskolą, maistą ir visą kitą, kad aš neuždirbsiu net ir tiek, tada įsijungia išgyvenimo baimė, kaip čia išeina, kad aš neuždirbu minimalių pajamų tiek, kad aš galėčiau išgyventi, nors beprotiškai myliu darbą, kurį darau ir jo tikiu, ne, ir yra didžiulis potencialas, nes su kiekvienu klientu aš matau, kiek žmonių padeda ir kad jų rekomendacijos sugrįžta per naujus klientus, bet aš pradėjau analizuoti, kad ne aš vienas išgyvenu tą išgyvenimo baimę. Jeigu aš paimčiau beveik bet kurį klientą, kuris pas mane atėjo ir kuris turi darbinių arba finansinių klausimų, jie visada yra apie išgyvenimo baimę. Tarkim, dirbu ne darbą, kuriame dirbu tik komforto srityje, arba yra dar blogiau, ten kažkas toksiškai vyksta, arba nemėgstu to darbo. Viena pagrindinių baimių, kurio žmonės sulaiko nuo pokyčių, yra išgyvenimo baimė. Tarsi, kaip bebūtų blogai, bet turėti stabilias pajamas yra geriau negu nežinomybė, kaip susirasti kitą darbą ar pakeitus sritį, kaip seksis naujos srityje. Bet čia taip atrodytų labai elementarus pavyzdys ir jį bet kas iš jūsų gali pacituoti. Daug sudėtingiau, kada tai pasislepia po sluoksniais. Pavyzdžiui, tarkim, kodėl žmogus perka labai brangų automobilį ir nori poš atrodyti. Atrodytų, kad tai susiję galbūt tik tai su ego arba arogancija arba kitais dalykais, bet jeigu mes paimtume sudėtingesnius pavyzdžius ir išimtume, kad gerai keista, tas žmogus nėra arogantiškas, jisai labai fainai bendrauja ir taip toliau, bet kažkas ten slepiasi su tuo automobiliu ir tai matosi, kad nėra iš gausos, nėra iš tos geros energijos atėjo, bet atėjo iš baimės energijos pas tą žmogų tas dalykas ir tada kapstai giliau ir pamatai visą grandinėlę ir ta grandinėlė yra ta. Aš turiu atrodyti respektabiliai, taip, kad mane kiti gerbtų, kad mane kiti vertintų, nes grandinėlę tik taip aš tikiu, kad galiu uždirbti pinigus, jeigu mane taip matys žmonės. Tarsi kaip mane matys žmonės yra būtina sąlyga, kad aš uždirbčiau gerus pinigus. Tada, o tai kodėl man reikia uždirbti tuos didesnius pinigus ar didelius pinigus? Todėl bijau, kad jeigu neuždirbsiu, neišgyvensiu. Ne? Tai aš taip supaprastinau, kartais ten tie sluoksniai yra 5 sluoksniai, kol tu atsikapstai į kitas priežasties ir netgi pats tas žmogus pradžiai nemato, nes jisai mato tik tą paviršutinę priežastį arba jie netgi užmaskuoja į popieriukus, kad man patinka prabangios mašinos. Ir tada, ką reiškia man patinka prabangios mašinos, o kodėl jos patinka, žinai, ir tu kaip apstaisi, kodėl, bent 5 kodėl. Tai beje, tą galite naudoti kaip pratimą, 5 kodėl, atsikapstyti iki kažkokio dalyko, tada pasimato dalykai. Tai va, tai tuo pačiu noriu pasakyti, kad nevertinu pinigų, turto ar automobilio, ar namų, ar kažkokių kitų gražių dalykų kaip savaime blogo dalyko. Tikrai ne. Kiekvienam iš mūsų ir sau linkiu mokėti džiaugtis pinigais, džiaugtis kažkokiais gražiais dalykais, bet džiaugtis dėl to, kad iš tikrųjų džiaugiamės jais, nežinau, iš dizaino perspektyvos, koks yra jūsų gražiausias automobilis, apie kurį svajotų jūsų vidinis vaikas. Ne, bet iš tos perspektyvos, iš svajonės perspektyvos, o ne iš baimės perspektyvos, kad kaip man reikia atrodyti, kad mane matytų kiti, kad aš ten kažką padaryčiau ar kažkaip atrodyčiau ar uždirbčiau kažkokius pinigus. Tai va, tai jeigu jūs trigerino tai, ką pasakoju, irgi galite paklausti, kodėl trigerina, nes paprastai, kai mes girdim kito žmogaus nuomonę ir jinai mums nerezonuoja, tokia,
nerezonuoja, šita podcast'o dalis ne apie mane, bet jeigu mane trigerina, tai tada kažkas yra apie mane, ko aš nenoriu matyti. Ir čia yra antras dalykas, kurį galiu pasidalinti iš Masters of Calm, kurį atsinešiau. Tai yra tai, kad vienoje iš praktikų aš pamačiau dalyką, kurio aš nenoriu apie save matyti ir tol jame strigau, kol nepakeičiau matymą ir nepripažinau savo, kad aš to nenoriu apie save matyti. Tai yra pavydas. Aš maniau, kad aš niekada nepavydžiu žmonėms, buvau tikrai to įsitikinęs ir man atrodo, kad galėčiau duoti ranką nukirsti, kad aš tikrai niekam nieko nepavydžiu. Bet būtent per Masters of Calm vieną iš praktikų aš atradau, kad blemba, iš tikrųjų netiesa, nėra, kad aš pavydėčiau visiems, nėra, kad aš save lyginčiau su visais, nėra, kad aš pavydėčiau juodai. Mano tas pavydas labai dažnai toks yra ir baltas pavydas, ir tuoj pasakysiu, kaip tą pavydą padaryti labiau baltu ir paversti gerą motivaciją. Bet pradžioje, ką atradau apie save, aš supratau, kad pavydas egzistuoja, tiesiog aš nenoriu žiūrėti tą pusę, nes man atrodo kažkaip nefainai, tarsi apsimeti, kad nepavydi, tada lengviau džiaugtis to, ką turi ir tada visa kita nesvarbu. Sakai, man nesvarbu, kad kažkas turi, nežinau, automobilį, apie kurį jūs svajoja. Man nesvarbu, kad kažkas ten nukeliavo į Patagonijos kruizą, nors iš tikrųjų norėčiau Patagonijos kruizę pamatyti tos atskilančius ledynus, ypatingus gyvūnus, kurie yra Pietų Amerikoje ir panašiai. Ir tada man taip gražiai atsiveria akis, kad net ir pavydas gali būti gražus jausmas, jeigu mes jį savo pripažįstame ir jeigu mes paverčiame teigiamų motivatorium arba savo atrandame, kodėl mes pavydame. Tai šita vieta, kodėl pavydame, yra pati svarbiausia, nes jinai iš tikrųjų parodo mūsų potencialą. Jinai parodo potencialą, kur mes iš tikrųjų galime atsirasti, ką mes iš tikrųjų galime nuveikti. Ir potencialą pačia geriausia prasme ne tai, kad teoriškai aš galėčiau nukeliauti į Patagoniją, bet net jeigu ir labai norėčiau ir stengčiausi, man nepavyktų. Ne, iš tikrųjų aš galiu atsidurti toje vietoje, iš tikrųjų aš galiu sukurti tas galimybės, kad aš atsidurčiau Patagonijos kruize iš tikrųjų. Jeigu aš pavydžiu, tai tas noras manyje slepiasi ir jisai tikrai nori to. Tai šitoje vietoje tiesiog įsivaizduokite, kad dabar kam konkrečiai pavydite, kokiam žmogui ir žmonėms, ir tam žmogui, ko konkrečiai pavydite, kokios patirties, ar kokio dalyko, ir tada perkelkit fokusą vėl atgal į save, ne kad tas žmogus tai turi, bet kodėl aš to norėčiau, iš kur kyla mano tas pavydas, iš kur kyla mano tą svajonę. Tai vat galima tą pavydą paversti iš tikrųjų savęs atradimą, ko aš pavydžiu, nes nežinau, kaip pavyzdys, nepavydžiu milijonieriam, kad turi jachtą, nes kažkaip man nerezonuoja, aš nenorėčiau turėti savo jachtos, nes man iš karto asocijuosi su, nežinau, daugiau rūpesčių negu džiaugsmo. Pavydžiu kažkam kitam, bet kaip minėjau, kokios nors Patagonijos kruizo kelionėse, gal pavydžiu svajonę automobilio ir žinau, kaip aš jame jausčiausi, jeigu aš jį vairuočiau šiandien ir taip toliau, bet aš tarsi pasinagrinėjęs truputį giliau, aš suvokiu, kodėl pavydžiu arba nepavydžiu kitų dalykų ir žymiai lengviau tada fiksuotis į pavydžiu ir kodėl ir kaip galėčiau ten patekti, nes tai yra potencialas. Ir aš minėjau, kad pasakysiu, kad pavydą galima paversti labiau pozityvę energiją. Tai viena vertus tai paversti motivatorium, judėti į priekį, žinoti, atrasti tai kaip potencialą ir tuomet pavydo energija pavirsta nebe pavydo energija. Aš jau nebepavydžiu, aš tiesiog supratau, kas yra mano svajonė. Va tas automobilis, tarkim, yra mano svajonė. Tačiau nebepavydas, čia mano tiesiog manifestacijos sąraše naujas dalykas, ne, kad aš žinau, kad pasirodo, aš svajoju apie tokį automobilį, dėl to aš jį ir pastebėjau kažką, kas jį vairuoja. Ir antras momentas, jeigu tas pavydas kyla apie žmogų, kuris yra šalia jūsų ir jisai tai turi, tai tiesiog viena labai paprasta praktika padeda tai ateiti ir pripažinti tam žmogui, kad žinai, aš tau pavydžiu to ir to, ir aš džiaugiuosi, kad tu tai turi, ne? Nes iš tikrųjų, jeigu tas artimas žmogus, mes jį mylim,
tai mes ir pavydim, bet ir džiaugiamės, kad jisai tai turi. Ir tada tarsi nusiresetina tas pavydas, jis iš tikrųjų tampa baltas, nes kitas žmogus jaučia, kad jo, pastebėjau, kad tu kažkaip vat, dažnai žiūri ten į tą, nežinau, mano naują telefoną ar automobilį ar kažką. Ir tada, bet kai tu pasakai, kad tu džiaugiesi, tam žmogui nebelieka tokio kažkokio nerimo, kad man čia tą kažkaip reikia slėpti, ar nepatogiai jaustis, kad aš turiu, tu neturi, ar ten kažkokie kiti dalykai. Tai tas tarsi pripažinimas išlaisvina, kad aš tau pavydžiu, bet aš džiaugiuosi ir iš tikrųjų nuoširdžiai tą rasti iš širdies kelią, jeigu galite, tikiu, kad galite. Tai šita istorija apie pavydą. Gerai, ir grįžtam į tą sudėtingą temą, ne, kur mes kalbėjome apie tai, kad griuvimo fazėje mes kartais galime įstrigti ilgai ir aš sakiau, kad reikia gydyti žaizdas ir panašiai, kitaip ir jaučiatės užstrigę toje fazėje ir tada galiu paaiškinti, kas atsitinka toliau. Tai toliau atsitinka tada, kad kai mes persitvarkome, išravim, pavadinkim, piktžoles, užsigydam žaizdas, ar kaip norite, taip vadinkite, ir įlipame į kitą fazę, tai iš tikrųjų mums atrodo, kad mes jau ten esam ir kur tie mūsų nauji draugai, kur tie mūsų nauji darbai, kur mūsų gausa, kur visi kiti dalykai, bet iš tikrųjų mes trupučiuką to vietoj būnam iliuzijai, nes mes avansų norime dalykų, o dalykai avansų nevyksta. Iš tikrųjų visata atspindi tai, kas mes esame tame taške, kur dabar esame, o ne ten, kur norime būti arba įsivaizduojame, kad jau esame. Jeigu iškočiau tokio buitinio pavyzdžio, su joku pats tai prisimenu. Prisiminkite, kai vidurinėje buvote 12 klasė ir jau pabaigėte mokyklą. Ir man atrodo, kad mes būdami mokykloje 12 klasė jaučiamės tokie suaugę, lyg ten mums būtų, nežinau, 25 arba 30 metų, mes tokie suaugę atrodome ir taip net su truputį šypsenėlę žiūrime į pirmokus, kurie ką tik atėjo į mokyklą ir bijo, ar ten dar kažką, kurie ten vidury dar visos tas keliones, bet mes jaučiamės tokie suaugę. Ir tada įvyksta toks kažkoks norėjau sakyti mindfuckas, bet koks lietuviškas žodis tiktų, kad apsiverčia situacija ir smegenis, kai mes įstojame į universitetą ir mes galvojam, mes dabar jau studentai, mes kiti ir kažkodėl patiriam to priešingo žvilgsnį iš tų, kurie baiginėja bakalaurą arba ten magistrą, jie žiūri į mus taip, kaip mes ką tik žiūrėjome vidurinėje į pirmokus, būdami 12, kur galvojam, o kodėl mane taip žiūri kaip į kažkokį fuksą, kaip į kažkokį naujoką, taigi ne, tai aš jau pabaigiau 12, aš esu suaugęs, aš labai protingas studentas ir ypač jeigu dar išvažiavau į kitą miestą ir jau gyvenau, nežinau, su kitais studentais, o ne su tėvais, tai aš jau visiškai suaugęs, aš be tėvų gyvenu, žinai, ir šitoje vietoje tą pavyzdį naudoju todėl, kad trupučiuką save ir jūs pagauti, kad mes kartais, kai įstojame į universitetą ir esam tie fuksai pirmom dienom ir iš tikrųjų nieko dar nežinom apie universitetą arba tai, ką studijuosim ir dar nieko nespėjom išmokti, tai mes lygiai taip pat ir spiritual kelyje kartais, kai net jau išsigydome žaizdas ir susitvarkome dalykus ir galvojam, nu kodėl aš jau viską tai susitvarkiau, tačiau dabar turėtų viskas sprogti gerąją prasme, bet iš tikrųjų to nėra, nes integracijos dalis. Integracijos ta fazė, kur atrodo, kad jau daug aiškiau save suvokia, daug aiškiau gali stebėti savo mintis ir emocijas, jau giliau matai kitus ir tarsi nereaguoji taip kaip anksčiau ir jautiesi toks jau visiškai kitoks, tarsi gyventum kitą gyvenimą, bet iš tikrųjų, nepaisant to, kad jau veikia įrankiai kaip meditacija, mindfulness ar ten dar kažkas, nežinau, ką jūs naudojate, bet iš tikrųjų tai vis tiek esi fuksas, nes visą tai tik tai pradėjai. Ir kas pradeda atsitikti toliau? Pradeda atsitikti toliau, kad vietoj tų paprastų trigerių, prie kurių mes buvom pripratę, prie kažkokios eilinės situacijos, kur kažkoks, nežinau, girtas žmogus kelia triukšmą parkingo aikštelė ir tu anksčiau tave būtų labai trigerinė ir tu ten piktintumės arba kažką darytumėtum, sakytum arba tyliai savo piktintumės ir pasivartusintų mašiną muziką. Dabar tavęs netrigerina, nes girtas parkingo aikštelė, tai manęs neliečia. Apsipirkau, to išvažiuosiu. Kaip gaila, kad žmonės ten turi tokių dramų, ne lygio vietoj, bet tarsi trupučiukas empatijos kitam žmogui
pasiklausimas savęs, ar čia mano situacija, ar aš ten kažką turiu eiti gelbėti, ar kažką daryti. Ne, nieko ten nereikia gelbėti. Ir toks, iš stebėtojo perspektyvos keliauja. Ir staiga, nežinau, kažkokiam, kad ir seminare, arba teatro žaidimų stovykla, arba kažkas, įvyksta kitas trigeris. Ir toks stiprus trigeris, kad tu galvoji, čia rimtai mane taip stipriai trigerino ir trigerino tokia situacija. Ir va čia aš ir norėjau sakyti, kad šitoj augimo fazėje atsiranda daug didesnių išbandymų, daug didesnių challenge'ų ir tai nėra blogai. Aš turiu omeny, įsivaizduokite, jeigu jūs atėjote į universitetą ir jums duotų vėl matematikos pamokoje 2 + 2 = 4. Taigi jūs sakytume, ta prasme, aš visą šitą jau praėjau, duokit man ką nors įdomiau. Bet taip pat ir neišeina pasakyti, kad nieko man neduokit, aš jau viską išmokau, nes tada, o ko tu atėjai į universitetą, jeigu tu nieko nenori išmokti ir jeigu nieko nenori pasiimti, ne, tai mūsų gyvenime lygiai taip pat, kai mes užsidarėme vieną kažkokią fazę ir man atrodo, kad mes jau viską susitvarkėm, nusileidžiam žaizdas arba kažką, pradeda pakelti naujus sluoksnius, pradeda pakelti netgi giminės programas, ta prasme dalykus, kurie atėjo net ne per mano gyvenimo patirtį, bet per mano tėvų patirtį, per mano senelių patirtį, prosenelių ir taip toliau. Ir tu galvoji, negali būti. Aš klausydavau apie tas giminės programas, kad mus įtakoja 7 kartus, galvodavau, čia tikrai ne man, ne apie mane ir čia gal kažkokie seni dalykai ir gal jau nebe tiesa. Kol pačiam nepradeda lysti tie dalykai ir nesupranti, kaip giliai suprogramuoti ir keliauja tos programos per gyvenimus arba kažkokia kita situacija, kur tiesiog irgi pamatai, kad atsineši kažką iš praėjusių gyvenimų ir kai pradedi atrakinti tas priežastis, kas ten iš tikrųjų buvai ir kiek tenai prisidirbai ir supranti, kad iki šito taško, kol užaugai į universitetą, taip vis dar imkim tą palyginimą, būdamas 5-okas, 8-okas ir net 12-okas vidurinėje, tu gavęs tą sudėtingą išbandymą, tą sudėtingą pamatymą iš tikrųjų, kas nutiko tokio sudėtingo praėjusiam gyvenime, kad tu tiek prisidirbai ne tas žodis, bet tiek kažką padarai, kad šitam gyvenime dabar tą ir tą ir tą turi įveikti, tu nebūtum to pakėlęs, nes tai atrodytų per sudėtinga, netiesa, negali būti, kad čia apie tave, ar tikrai aš galėjau tai padaryti, kaip čia taip gali būti ir panašiai. Ir kad aš nešnekėčiau abstrakcijom, nes tada darosi sunku klausyti, leiskite paimti keletą pavyzdžių. Pirmas pavyzdys, sunku kalbėti, nes ne faina tema, bet reikia. Bent 14 metų mergaitė, kuri buvo nepilnametė, išprievartavo. Čia yra labai sunkios patirtys šiame gyvenime, kai taip nutinka, nes neužtenka savo pasakyti hihihaha, tai čia taip nutiko, tai dabar jau gyvenu toliau, aš dabar suaugęs. Tokios patirtis atneša tiek daug žaizdų, traumų ir dalykų, kurias reikia išsigydyti, tai gali išsiversti tiek daug dalykų, nežinau, nekęsti vyrų, gerai, nekęsti, nepasitikėti vyrais, nežinau, nemokėti atsipalaiduoti, nerasti malonumo intymiuose dalykuose. Gali būti daugybė dalykų, aš net nenoriu vardinti, nes būtų labai liūdna visą tai vardinti, bet aš turiu omeny, dažniausiai tokiose situacijose mes įpuolame tik tai iš šio gyvenimo vertinimo ir galvojam, kodėl nekaltas vaikas, o vaikai ir yra nekalti, jeigu žiūrėtume tik tai šio gyvenimo perspektyvą, turėjo tai patirti, ne? Tai atrodo grinai kaip skriauda, neteisybė, kad tokių dalykų iš viso neturėtų būti Žemės planetoje ir iš tam tikro kampo žiūrint, taip, aš sutinku, neturėtų būti, bet iš kitos perspektyvos, jeigu mes pažiūrėtume ne siaurai iš vieno gyvenimo perspektyvos, bet iš daugybės gyvenimo perspektyvų, tada atsirakina ir pasimato, kad siela turėjo labai sudėtingą kelionę, turėjo labai sudėtingą praėjusių gyvenimą ir jinai prisišaukė šią patirtį ir šios patirties jai reikėjo, kad jos siela augtų. Mes su kliente leidomės į kelionę ir jinai matė, kaip viename iš praėjusių gyvenimų jinai buvo vyras. Ir taip mes per gyvenimus galime keisti lytį, nepaisant to, kad dažniausiai sielos mėgsta vieną preferenciją, būti vyru, nes taip yra, tarkim,
lengviau prisitaikyti prie savo kūno, prie avataro pavadinkim, bet keičia ir lytį, nes tai įneša galimybę patirti daugiau moteriškos energijos, pamatyti iš kitos pusės ir nustoti žiūrėti tik iš vyriškos perspektyvos. Sorry, truputį nuklydau, grįžtu į temą. Ir jinai, žodžiu, buvo vyrų praėjusiame gyvenime. Ir ten buvo vienas toks labai labai nemalonus incidentas, bet kai žmonės keliauja per praėjusius gyvenimus, jie tą akimirką, kai keliauja, būna tame gyvenime ir žiūri iš tos perspektyvos ir tada net ir pasiteisinimai arba kiti dalykai požiūris yra grynai iš tos perspektyvos, kol vyksta kelionė, kol vyksta tas vaizdas, kuriame žmogus yra. Ir jis sako, nu va, čia buvo toks balius, aš buvau jūrininkas, buvo tokia labai faina mergina, kuri man rodė dėmesį ir jinai su manim truputį flirtavo ir aš kaip pagalvojau, kad jinai iš tikrųjų manęs nori. Nu ir žodžiu, ten tokia gavosi truputį nemaloni situacija. Gal čia ne visai gerai ten baigėsi, bet čia turbūt alkoholis ir be to pati kalta, nes pati rodė tą man dėmesį, o baigėsi tuo, kad jisai užlaužė ir išprievartavo tą merginą. Ir va taip va pasiteisino, kad pati man rodė dėmesį, pati kalta, tarsi jeigu kažkas tau parodė dėmesį flirtuoti ir galbūt norėtų su tavimi eiti pasimatymą, arba galbūt pradėti bendrauti, arba kažką, taigi nereiškia, kad aš daviau leidimą su manim daryti bet ką kaip su lėle. Atsiprašau, kad aš taip grubiai pasakau. Tai peržengia visas ribas. Aš tikiu, kad tuo momentu, kai užlaužinėjo rankas ir sakė, ne, aš žinau, kad tu nori, tai žmogus ignoravo tame gyvenime faktą, kad žmogus sako, ne, aš nenoriu, paleisk mane, ką tu darai ir taip toliau, bet vidiniai pasiteisinimai, tų laikotarpių vyrų požiūris į kas galima, negalima, į tų laikų pasiteisinimo būdus, kas galima, negalima, arba kad esi išgeris, kad čia lengvinanti aplinkybė, dabar jeigu mes žiūrėtume į nusikaltimus ar nelaimės, tai alkoholis būtų sunkinanti aplinkybė ir panašiai, ne, tai bet gerai, tai kaip įsivaizduojate sielą, kuri pabaigusi tą gyvenimą pamatė tą didžiulę klaidą, neužtenka pasižiūrėti kaip į kažkokį vadovėlį, kad oi, čia suklydau, čia, nu jo, gal nelabai gerai išėjo, čia turėjau kvailą pasiteisinimą, tai čia dabar kaip ir viskas išsisprendė. Ne, neišsisprendė, sielos ieško būdų, kad kai jos nuklysta į vieną arba kitą pusę nuo centro, nuo savo tos nerandu tikslių žodžių, tos patirties, kokia galėtų geriausiu keliu eiti kaip progresas link mūsų sielos augimo, ieško būdų, kaip tai išspręsti, kaip tai kompensuoti. Ne? Ir tas kompensavimo būdas labai dažnai būtent yra patekti į priešingą patirtį. Tai jeigu aš buvau budelis, pabūti auka, jeigu aš buvau prievartautojas, irgi pabūti auka, pamatyti, ką reiškia, kad nerandi savo tokių lengvų paguodos žodžių, kad, nu vis tiek gal ir man buvo truputį malonu. Prasme, iš budelio pusės ar prievartautojo pusės gali skambėti kaip kvailas pasiūlymas pasijausti geriau tokiu būdu, o iš tikrųjų tau taip neveikia, ta prasme, ir kiek laiko užtrunka išsigydyti tas traumas. Ir kaip tapti vėl sveiku žmogum po tokių sudėtingų patirčių ir tada siela po tokių sudėtingų patirčių grįž tenai aukščiau ir pamatys, kad susibalansavo, išsilygino, aš pabuvau abiejose pusėse, pamačiau, ką reiškia patirti tokią skriaudą ir kaip sunku ją užsigydyti ir taip toliau. Ir tada atsiranda sielos išmintis, ne pagal knygą paskaičius, kad, nu va, buvo budelis, buvo auka, nu tai čia paprastai žmonės toj pusėje taip jaučiasi, o toj pusėje taip jaučiasi, kol tu neteini, neįsikūni ir nepatiri tų emocijų, tai tada labai teoriškai lengva, bet neįmanoma tuo pačiu tų patirčių suvokti iki galo. Tas pats kaip ir aš manau ant popieriuko paskaičius ten kokį nors aprašymą, kad žmonės turi depresiją, liūdi taip, kad papuola į tokį vat kampą, kai nebemato gyvenimo išeities ir tada jam vat kyla tokių minčių ir jo paskaičius vadovėlį, galbūt pajuokausiu vadovėlėje, jo čia gal biški nemaloni tokia situacija, bet ko jie ten finale nusižudo, taigi galėtų pakelti nosį ir judėti į priekį ir nieko čia sudėtingo nėra, ne, ir tada tu
papuoli į tokią situaciją, kur iš tikrųjų, tarkim, nenori gyventi ir pamatai, kokios tai yra sudėtingos emocijos, kokiais tai gali pavirsti spąstais nebepamatyti išeičių ir jeigu dar susideda, kad nėra palaikymo šalia arba emociškai tavęs niekas net nemato, kad tu blogai jautiesi, kaip visą tai iš tikrųjų realybėje veikia, tai tik tai per patirtis. Tai kodėl pasakoju tokią sudėtingą istoriją, nes būtent per tokią istoriją mes ir galime suvokti, kad tam tikrą prasme nereikia saugoti žmonių nuo patirčių, kad tas patirtis jie atėjo patirti. Ta prasme, kažkas atėjo gimti su Dauno sindromu tam, kad patirtų tą patirtį. Kažkas atėjo pakliūti į karą tam, kad galėtų išgelbėti draugą, kurį praeitame gyvenime išdavė ir paliko mirti mūšio lauke ir taip toliau ir taip toliau. Tai nelysiu visus įmanomus pavyzdžius, bet aš tiesiog trupučiuką norėjau prasklęsti užuolaidą ir parodyti, kaip keleto gyvenimo perspektyvoje, kaip sielos augimo perspektyvoje visą tai, kas dabar vyksta, visiškai turi prasme, absoliučiai turi prasme. Ir va tam dvasinėme augime, kodėl man yra prasminga lysti praėjusius gyvenimus, bandyti suprasti, kodėl aš tokius tėvus turiu, ar brolių, ar draugus, ar kažkokias situacijas, ar ten patiriu liūdės, ar kodėl norėjau dar ką nors sudėtingo patirti, tai atsirakina ne tik prasmė, kodėl ta patirtis yra prasminga man, ką iš jos turiu išmokti, bet ką turiu išmokti giliau suvokti ir dar nepatogesnis, bet tikras dalykas, prisimti galutinę atsakomybę už tai, kas vyksta mano gyvenime. Aš turiu omeny net ir už pačius sudėtingiausius dalykus, už pačias sudėtingiausias pamokas, sielos lygmenių, aš prisimu atsakomybę, kad šitų patirčių man reikėjo ir tada atsitinka beprotiškas dalykas, atsiranda galimybė jaustis dėkingu už labai labai sudėtingas patirtis, už labai sunkias patirtis, už dalykus, kuriuos man atrodo prieš 2-3 metus galvojau, kad aš niekada neatleisiu, aš niekada nesuprasiu, kodėl man tai atsitiko, aš niekada nesuprasiu tų žmonių, kurie man tai padarė. Atsiranda galimybė suprasti, kodėl tų patirčių reikėjo, kodėl man tai padarė ir tada, kai tu supranti, kad tam tikrą prasme šitas gyvenimas yra tarsi teatro scena, kadangi šiandien apie teatrą irgi kalbėjau, tai tada tu supranti, kad aš esu Romeo scenoje, kažkas yra Džiuljeta, bet yra vaidmenis ir aš parašiau, kad kažkas tokį vaidmenį vaidintų ir mes prieš gimdami susitarėme dėl to vaidmens ir netgi dėl charakterio savybių ir aš nesakau, kad nėra nuokrypių, kartais tikrai susiduriu su situacijomis, kada klientai patys arba jie susitikdami su tais, kurie jau anoj pusėje pasikalba ir kažkas, kas persistengia savo vaidmenyje, atsiprašinėja ir sako, tu blemba, aš buvau pažadėjęs, tarkim, kaip pavyzdys, būti griežtas tėtis ar mama ar kažkas, bet aš persistengiu su to vaidmeniu, aš ne tai, kad buvau griežtas, aš buvau žiaurus ir tada sielos jaučia ne tai, kad kaltę tam truputį toks kitoks jausmas, bet jaučia tą atsakomybę, teisingas žodis būtų, jaučia tą atsakomybę dėl tų momentų, kai persistengia, aš turiu omeny, įsivaizduokit teatro scenoje, mes turėtume kažkokią sceną, kur yra kova kardais, aktoriai turi medinius kardus ir aišku, aš žinau, kad žiūrovams turi atrodyti, kad aš kažką tai su tuo kardu mušu ar turiu, bet iš tikrųjų mano tikslas tai turėtų būti nesužeisti kito aktoriaus iki galo, nepalikti ten kažkokių mėlynių, randų, kraujo ar kažko. Ir jeigu scenoje aš persistengiu ir pradeda lietis kraujas, tai paskui pasibaigus spektakliui būtų keista nejausti atsakomybės ir nesuvokti, kad persistengiau. Tai čia labai panaši yra situacija, kad atsidūrę anapus ir jau pasibaigus gyvenimui, mes pamatome tos dalykus, kur persistengiame į vieną arba kitą pusę, kur mums nepavyko taip, kaip norėjome įgyvendinti savo vaidmens. Ir apie šitą vietą kalbant, jeigu vėl grįžčiau prie augimo, prie to, kad jau, tarkim, pažengus su žaizdų išsivalymu, susitvarkymu ir kitais dalykais,
jau tarsi esam universitete ir pažengiam iš pirmo kurso į antrą arba kažką, va tada tarsi pradeda dėliotis dalykai, pradeda atsirasti jūsų nauji draugai, kuriuos vienyje tos pačios temos, tai ką jūs studijuojate universitetą, tai šiuo atveju, jeigu augote dvasiniu va tuo lygmeniu, spiritual lygmeniu, pradeda pas jūs ateiti jūsų žmonės, tie žmonės, kurie iš tikrųjų supranta, tie, kurie iš tikrųjų iš širdies moka jūs išgirsti, išklausyti, palaikyti ir taip toliau, pradeda eiti tie žmonės ir tai neatsiranda iš karto. Tai dėl to aš kalbėjau apie tą išdegusį mišką, kad kartais būna ta tokia sunkia fazė, kol mes praeiname, kol mes išlaukiame, kad ateitų tie nauji žmonės į mūsų gyvenimą, bet kai jau esame universitete, niekas nebenorime grįžti vidurinę. Tai čia yra panašus jausmas ir čia nebesigręžiuoti atgal, nesakyti, kad nesitikėjau, kad tai bus sunku universitete ar kažką, nesakyti, kad nenorėjau, kad tai būtų sunku, kad iširtų ten draugų ratas, ar ten darbai, ar pajamos ten susviruotų, ar kažkokie kiti dalykai. Tai, taip, norisi kažkokio lengvesnio kelio, bet jisai kartais turi būti sunkus ir mes nuo to pabėgti negalim, o kartais gali būti lengvesnis. Ir dėl to atėjo kita linksma istorija į mūsų šios dienos laidą. Šios vasaros pradžioje aš galvoju, kad vis dažniau ir dažniau susiduriu su savo ir kosminė šeima, ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, tai per tiesiog tyrinėjant save, tyrinėjant per meditaciją ir kitus dalykus ir užšiuopiant energijas ir savybės, kurios yra būdingos kitoms civilizacijoms, toms civilizacijoms, kuriuose esame turėję patirti ankstesniuose gyvenimuose ir tada bandai irgi suvokti, kaip tai įtakoja mano dabartinį žmogišką gyvenimą ir kaip tai galiu paversti stiprybę, o kaip kai kuriuose vietose tai galbūt yra silpnybė, su kuria reikia padirbėti arba kažką tokio padaryti. Tai paminėsiu šiandien 2 pavyzdžius. Manyje yra daug hadariečių, lietuviškai turbūt reikėtų sakyti, hadarian energijos. Ir ta energija duoda labai daug stiprių ir gražių savybių, kaip matyti kito žmogaus širdį, matyti kito žmogaus tarsi sielą, bet ne tai, kad matyti, negalvokit, kad aš vizualiai matau, bet tarsi jausti. Ir jausti, kas tuomet nutinka. Aš susitikęs su kiekvienu žmogum, jame matau aukščiausią potencialą, kas jisai būtų, jeigu mes padėtume ego į šalį, jeigu padėtume jo žaizdas į šalį, tai yra visa tai, kas jam trukdo veikti iš jo aukščiausio taško, kas jisai būtų, turėdamas gerą ryšį su aukštesniuoju aš ir susitvarkė savo žaizdas, senas programas ar dalykus, kurie velkasi karmiškai iš giminės, tai aš matau tą žmogų būtent taip. Iš dalies tai labai faina ir aš manau, kad net ir padeda mano darbe, nes aš galėčiau pasakyti, kad aš matau žmoguje, kur jisai nueis ir vos ne kaip jisai ten turėtų nueiti ir matau tą potencialą ir net jeigu pats žmogus savim netikėtų, kad jisai tai gali įveikti, jisai tai gali padaryti, aš jau tikiu, tarsi aš tikiu už save ir už jį, ne? Tai tikrai labai gali padėti, kai kažkas tiki tavim. Pagalvokit apie paprastą pavyzdį, nežinau, kas ten žaidė krepšinį arba dar kažką ir tu, jeigu turėjai tokią abejonę savim, ar ten kažkas tau neišeina krepšinio aikštelė ir prieina treneris ir taip pūstelį ir įkvepia tau to pasitikėjimo, kad Kerniau, aš žinau, kad tu gali, ar ten tu turi talentą, arba pažiūrėk, koks tu aukštas, tu pakeli rankas ir jau kažkas negali pramesti, naudokis tam stiprybėm ir staiga va, tas pūstelėjimas tokio tikėjimo tikrai gali pakelti ir padėti. Ir aišku, kad vis tiek finale pats turi surasti drąsos, pats turi patikėti savim, bet kartais tokio stumtelėjimo yra. Bet ir yra kita medalio pusė, kuri man nepadeda, su kuria aš dabar ypač daug dirbu. Tai yra tai, kad ta hadariečio energija ir gebėjimas matyti giliau, matyti tą širdies kelią, matyti sielą, jisai man biškai taip užbliurina realybę. Ta prasme, realiai aš nematau žmogaus realiom akim tas, kas jis yra dabar realybėje, su savo ego, su savo pričiūdais, su savo elgesiu iš žaizdų ir tada mane kažkodėl tai labai nustebina. Tarkim, aš ateinu į kažkokią situaciją, kuri greitai patampa toksiška ir aš esu kažkodėl labai nustebęs, kodėl tas žmogus taip elgesi ir yra toks, nors atrodytų
net nebūtinai naujas žmogus, aš jį jau iš anksčiau pažįstu, kodėl aš nenoriu matyti tos realybės ir kas jis yra šiandien, kol nesusigydė žaizdų, kol nesusitvarkė su ego dalykais, kol nepadarė kitų dalykų. Tai va šitoje vietoje aš noriu tą savo padidinamąjį stiklą, galėtume tai pavadinti, susitvarkyti taip, kad aš matyčiau tos du paveiksliukus, kad aš matyčiau, kas tas žmogus gali būti, matyti jo tą sielos kelią, matyti tą jo aukščiausią potencialą ir padėti, kai tai kažkaip galiu padėti, jeigu tai mano darbas padėti, jeigu ne mano, tai nekišti savo trigrašių, nelysti prie to žmogaus, gerbti jo kelią, gerbti jo pasirinkimus ir turėti tą kitą padidinamo stiklo pusę, kur aš leisčiau savo matyti, koks tas žmogus yra šiandien ir matyčiau realybę tokią, kokia yra, ar ne? Ir tada kita dalis energijos, kuri pas mane labai labai stipri, yra arkturiečio energija, arkturians. Jie, jeigu žiūrėti žvaigždžių visų pasaulio, kitų civilizacijų pasaulio, yra tokie labai strategai, labai tvarkingi, labai viską greitai suorganizuoja, turi labai daug kantrybės, bet jeigu ieškočiau, nežinau, pasaulio šalies, kuri man kažkaip rezonuotų, tai būtų Šveicarija, šveicariški laikrodžiai, šveicariški traukiniai, kurie atvažiuoja laiku, kur viskas yra suderinta taip, kad tie traukiniai būtų nei perpildyti, nei per tušti, nu, ta prasme, viskas kažkaip labai sustyguota, ne, tai arkturiečiai turi tą savybę, jeigu reikėtų dabar bum ir įkurti naują kažkokią galaktikos organizacija, kuri tarnautų kažkokiam tikslui, tai 1, 2, 3 tai strategiškai padarytų greitai, efektyviai ir fainai ir visiems patiktų galvoti, kad blemba kaip tiksliai, nu vat kaip šveicariškas laikrodis, nei atimsi, nei pridėsi. Ir tačiau viena iš šių savybių, kai aš pradėjau tame kapstytis ir žiūrėti, kur yra stiprybės, kur yra silpnybės ir ką man daryti su tom silpnybėm, yra atsparumas ir kantrybė. Tai resilience man lenda kažkodėl labai angliškas žodis. Čia yra truputis spąstai tiem, kurie turi daug tos energijos arba, tarkim, netgi pirmą kartą įsikūnijo žemėje, aš ne pirmą kartą įsikūnijau žemėje, ir turi daug arkturiečių tos patirties, jie gali labai papulti į ilgus spąstus, tarkim, kitas žmogus jau senai būtų išėjęs iš to darbo ar iš tos toksiškos situacijos, ar turėčiau energijos turintis žmogus, ar tas, kuris pirmą kartą įsikūnė, jisai sukas dantimis ir galvos, nu tu blemba, kokią aš sudėtingą misiją gavau, bet aš atlaikysiu, aš galiu ir taip toliau, ne, tas pats santykiuose galbūt kažkas jau senai būtų metas antrą pusę, kas su tavimi elgesi nepagarbiai, žemina ar ten kažkokie kiti dalykai, tas, kuris turi daug arkturiečio energijos, jis sakytų, nu tu blemba, kokie sudėtingi šitie santykiai, bet aš galiu, aš stiprus, aš labai myliu, aš paieškosiu kitų būdų, gal dar kažką galiu padaryti. Tie dalykai neveikia 1, 2, 3, 101 neveikia, 1011 irgi dar neveikia, tai ką aš dar galiu padaryti. Nu, bet ta prasme, ten atrodytų, kad yra tokia kantrybės begalybė tame ir toks resilience, to atsparumo lygis, kad ta prasme, kad, nu, vat, kaip deimantas, kad atrodytų su deimantu tu metalą gali pragręžti ar ten bilia ką, tas deimantas, bet tuo pačiu kartais tai gali ir sutrukdyti sielos kelionė, gali sutrukdyti išpildyti savo pilną potencialą šiame gyvenime, dėl to, kad kai tu užsispiri į tą kažkokią nepavykusią misijos dalį arba kažką, iš kur turėtum išeiti, tu vis dar ten lieki, dar senai reikėjo išeiti ir tada neatsiverčia nuos puslapius. Tai va. Ir aš galvoju, blemba, gerus momentus radau apie save, tikrai labai stiprius momentus, tikrai dabar suprantu, iš kur visą tai eina. Ir gali tikėti, netikėti, arkturiečiai ar hadariečiai ar kažkas, bet tiesiog tada išklausykit tą dalį apie savybės, neklausykit, iš kur tai atėjo, galit netikėti energijom ar nežemiškos kilmės būtybėmis, ar tai, kad mes galėjome turėti gyvenimų kitose planetose, it's okay, nespaudžiu jūsų. Ir aš tada per vieną iš meditacijų, kai visus to dalykus supratau, stiprybės, silpnybės ir kad kažką reikėtų daryti, aš galvoju, būtų gerai rasti kažkokią tokią energiją ar būdą ar pavyzdį, kad kaip aš galėčiau su tuo dirbti kaip galėtų būti lengvesnis tas gyvenimas. Ir radau
Ir radau, man tiesiog atėjo per meditaciją, kai aš papuoliau į trupučiuką gilesnę būseną, kuri nėra kaip hipnozė, bet yra tas alfa dažnis smegenų. Tai trumpai labai priminsiu, kad tas dažnis yra, kai mes gulim pievų įsisvajom ir pradedam debesyse matyti drambliukus ar kažką. Tai yra dažnis, kai mes sukuriame naujas melodijas, naujus kūrinius ar naujas knygas ir taip toliau, bet pas šitas padažnis yra, kur man ateina vaizdiniai ir ateina atsakymai per vaizdinius. Tai aš tiesiog matau, kad aš esu delfinas ir net nesiginčysiu, ar čia tik vaizdinys, ar aš esu buvęs kurio nors gyvenime delfinas. Norėčiau būti, net jeigu nebuvau, bet o gal ir buvau. Ir aš esu žiauriai alkanas delfinas. Nu, bet žiauriai alkanas delfinas, tas, kuris beveik jau kaip ir miršta iš bado, arba jisai bent jau taip jaučiasi, o mes dūkstam su draugais, su kitais delfinais. Ir aš taip truputį toks mėgstantis pavadovauti ir panašiai. Ir aš sakau, hebra, viskas, susikaupiam, varom žvejoti, mes plaukiam žuvies, nes mes numirsim. Ta prasme, aš toks alkanas, kad aš mirštu iš bado dar truputį ir man bus šakės. Ir sakau, baigėt juokaut, baigėt cypti, gana čia šitų žaidimų. Ir vietoj to, kad visi taip surimtėtų ir sakytų, gerai, plaukiam žuvies, nu iš tikrųjų tu alkanas ir mes alkani, ir jeigu nesugausim žuvies, tai mes čia numirsim. Čia kaip ir mirties gyvenimo klausimas. Šiandien laidoje ir kalbam apie išgyvenimo baimę. Jie visi atsisuka į mane, žiūri kaip į tokį, kuriam atsisuko varžteliai ir žvengia iki negalėjimo, ir tas juokas yra toks užkrečiamas ir ta jų energija yra tokia užkrečiama, kad aš pradedu pats juoktis ir man pramuša. Ir pramuša taip, kad dingsta ta baimė, dingsta rimtumas ir man tiesiog pasileidžia net ir per šitą meditaciją tokie garsai kaip ui ir panašiai. Ir tada kas nutinka toliau, tiesiog mes varome žvejoti ir ieškoti žuvies. Ir taip, tai yra išgyvenimo klausimas, nes nepavalgius būtų labai blogai, ypač kai tu esi jau to stadijoje, kai tikrai trūksta energijos ir maisto medžiagų. Bet tiesiog kažkas peršoka man per galvą, aš vengiu, nes taip gerai ir juokingai padarė. Aš pralendu kažkam po pilvu ir su peleku brūkšteliu palei pilvo, tai yra delfinams jautri vieta ir kažkas irgi kikena. Ir ta prasme, man ateina toks pamatymas per šitą daydreamingą, per šitą dienos tokį sapną, per šią meditaciją, kad iš tikrųjų ir čia, ir dabar gyvenime aš galiu daug daugiau pajusti tos tokios delfino energijos, tos lengvumo energijos, tos nesusireikšminimo energijos. Ir net jeigu misija yra labai rimta, net jeigu misija yra išgyvenimo misija surasti maisto, net ir tada, jeigu aš dirbu su pačiu sunkiausiu klientu, kuris nebenori gyventi ir aš galėčiau jausti mirtiną atsakomybę, ar man pavyks tą žmogų ištraukti iš duobės, ar nepavyks, ar jo gyvenimas pasisuks, o kas nutiktų, jeigu jisai nutrauks savo gyvenimą, kaip aš tada jausiuosi, kad aš norėjau padėti ir nepavyko padėti, ir nepaisant to neleisti savo įklimpti į šitus spąstus, kad tu esi atsakingas, kad esi mirtinai susikaupęs ar mirtinai atsakingas už kažkokius dalykus. Iš tikrųjų, tai užtenka to, kad tu darai tai, ką gali geriausiai, kad tu eini ir sprendi rimtus dalykus, bet visame tame gali surasti lengvumo. Ir spėkit ką, Masters of Calm, viena iš dienų, kur aš keliavau, intuicija mane atvedė į juoko jogą. Tai jeigu aš daugiau juokausiu laidose, tai nenustebkit, nes daugiau delfinų, to pavyzdžiui, daugiau tos energijos mane yra, per juoko jogą pasitreniravau, kad iš tikrųjų kažkur esu užblokavęs tą tokį gebėjimą pajuokauti ir leisti savo pajuokauti ir pakrizenti ir neieškoti tik tų situacijų, kur kažkas kitas tave trigerins idealiu anekdotu ar idealiu juokeliu kažkokia idealioji situacija. Ne, leisti savo būti tam, kuris padarys tą juokelį, kad kiti pasijuoktų, o nelaukti, kol kiti būtų atsakingi už tai juoką. Tai va, tai užbaigiant šią laidą, tiesiog gal norėjau pasakyti, kad taip, prabudimo kelionė ir dvasinis augimas yra tarsi spiralė ir turbūt pati fainiausia dalis yra prabusti, kai pradedi matyti gyvenimą kitaip ir giliau.
pati sunkiausia dalis yra turbūt griuvimo ta fazė, kur atrodytų, kad netgi kartais pyksti ant savo ego, kad jisai apskritai egzistuoja, nors iš tikrųjų, jeigu nebūtų ego, tai tu net negebėtum matyti šios realybės. Ego turi būti, jisai yra pagalbininkas, bet kaip padaryti, kad būtų pagalbininkas, o ne tas, su kuria reikia kovoti, ne, bet ta kita labai fainė fazė, kur jau prasideda integracija, kur tu gali leistis į tolesnio gyvenimo kelionę, kur gali pasikliauti intuiciją ir žinoti, kad net ir tada, kai nežinai, kas tavęs laukia ateityje arba kodėl tave intuicija nuvedė ir tą vietą, bet atsiranda vidinis pasitikėjimas, kad aš jaučiu, kad turiu ten būti, nežinau dar kodėl, bet ten vyks kažkokių fainų stebuklų, kažkokių sinchroniškumų, kažkokių dalykų, kuriuos aš turiu patirti. Ir va tada atsiranda nauji draugai, naujos veiklos, atsiranda kažkokie faini sutapimai, tokie kaip stebuklai ir panašiai. Tai labai svarbu išlipti iš šitą fazę ir nepamiršti, kad bet kurioje tų fazių, ar tai būtų prabudimas, ar tai būtų tas sudėtingiausias laikas, kurį kiti net vadina sielos tamsiausia naktis, mane gąsdintų toks pavadinimas. Aš tiesiog sakau ego griuvimas. Ar tai būtų ta integracijos fazė, kur jau pradedam integruoti įrankius, kuriuos išmokome, pramokome naudoti ir galiausiai kol esame jau nebe fuksai studentai tame, o trupučiuką pažengę, kai jau pradeda klijuotis, tuomet kalba su kitais, atsiranda naujų draugų, atsiranda patirtis, kurios mums labai reikalingos ir kurios mūsų augina. Tai ačiū Jums, kad šiandien vėl esate su manim. Ir jeigu Jums vis dar mažas žemas garsas, tai man atrodo, aš padarysiu netrukus postą, kuriame pasiūlysiu, kad o gal mes visi sumetam tą mikrofoną, nes pasirodo nešiojamas mikrofonas, kuris podcastui padėtų, kainuoja ne 10 eurų, kainuoja apie 100 eurų ir kai aš iš podcasto nieko neuždirbu, tai man šiuo metu sunku surasti tokius pinigus. Tai jeigu pavyks šitą tokią idėją, tai toliau turėsite geresnį garsą. Jeigu nepavyks, irgi nieko tokio. Žinau, kad kai kurie keliaudami automobiliu ir klausydami Spotify'us tiesiog turite pagarsinti beveik iki maksimumo radiją, kad mane girdėtumėte, bet tai irgi yra workaroundas, kuris nekainuoja nei jums, nei man. Tai aš galvoju panašiai kaip ir su sportu, kai mes sugalvojame, kad aš eisiu į sporto klubą, bet to, kad ieškoti pasteisinimų, kad turiu senus šortus, kuriam daugiau negu 5 metai ir 10, todėl neįsiu, eiti sportuoti su tais senais šortais, spjauti į tai, kad kiti pasakys, nu tu galėtum užsidėti naujus. Ne, neturiu naujų, bet aš vis tiek atėjau sportuoti, aš dirbu tą kryptim. Tai taip žinau, mano podcastas nėra tobulas, mano garsas nėra tobulas, bet aš jaučiu, kad turiu tai daryti ir darau su tom priemonėm, kurias turiu. Tai ačiū už Jūsų kantrybę išklausyti tos podcastus ir netobulus podcastus ir netobulą garsą. Tikrai džiaugiuosi mūsų ryšiu ir kad kartu atrandame dalykus, nes Jūs galėtumėte galvoti, kad tai yra mano dovana tik tai Jums. Ne, iš tikrųjų kalbėdamas aš atrandu dalykų ir pats. Tikrai nekartą yra tokių momentų, kai aš įrašau kalbėdamas iš širdies arba tarsi dar gilesniai būsenai ir paskui galvoju, kas čia buvo šitoj laidoj, ta prasme, ką aš ten prikalbėjau ir tada, kai jau būnu įkėlęs, grįžtu paklausyti savęs ir klausau, galvoju, koks įdomus bičias, kaip jisai įdomiai šneka ir paskui kažkurio momentu suveikia tas krizdenimas ir juokas, kad tas bičias čia aš kalbu. Taip, tai žinokit, kad Jūs irgi man padedat atrakinti mane, padedat kalbėti iš širdies, padedat atrasti dalykus, kuriuos aš turbūt nepasakyčiau ir nepadaryčiau, jeigu neturėčiau šio podcast'o ir nebandyčiau to papasakoti Jums. Tai ačiū šios dienos laiką kartu.